Sveiki. Noriu pristatyti ir parodyti tokį papildomą gerą funkcionalumą, kuris, manau, tikrai bus jums labai naudingas. Taigi, tas funkcionalumas vadinasi bookmarksai arba lietuviškai skirtukas. Tai kaip tas funkcionalumas veikia? Tai jeigu aš noriu per filtrus susifiltruoti kažkokią tai kombinaciją filtro, tai dabar parodysiu, nedaug filtracijų padarysiu, bet jeigu aš pasidarysiu, tarkime, automobilių, taip, čia bus nuomos kompanijos, daleiskime, pasižymėjau nuomos kompanijas, atsifiltruojame markę, sakykime, būtų Fordas ir jeigu mes norėsime dar netgi užsidėti kažkokį tai modelį konkretų, tranzitas, daleiskime, tranzit. Taip, ir jeigu mes susižiūrim visus tos tranzitus, matom, čia labai daug yra iš tikrųjų visokių variacijų pagal modelį. Tai kiekvieną kartą tokį kiekį žymėtis informacijos tikrai nėra labai patogu. Tuo sužymėm visus duomenis. Taip, netgi. Nu gerai, visų čia turbūt aš ir nesužymėsiu, bet įsivaizduokim, kad mes viską susižymėjom, gal dar kažką papildomai pasižymėjome, tai šioje vietoje mes galime iš karto susikurti bookmarksą, leiskime tai kokį nors, galima sakyti, Ford Transit. Ford Transit ir mes išsisavom. Tai jeigu aš nuimu visus filtrus per reset funkciją, tai mes iš karto matom, kad visi filtrai nusiresetino. Galiu dar vieną bookmarkso skirtuką susikurti. Reset. Susikuriu reset bookmarksą. Ja, ir dabar aš, jeigu noriu atsifiltruoti Fordus visus, tai man užtenka ant Ford Transit paspausti ir man atfiltruoja visus Fordus ir matau visą sąrašą. Tų bookmarksų jūs galite prisikurti įvairių kombinacijų. Netgi ir įmonės, kurias jūs stebite, galite susiformuoti kažkokį tai įmonių krepšelį, kad ir 30 įmonių, kurias stebite ir kurias norite matyti, ir tą bookmarksą vienaip ar kitaip užsivadinti. Taip pat galima padaryti, kad bookmarksas atsirastų čia šoniniai juostoj ir paspaudžiam Show More Bookmarks. Tai jeigu mes paspaudžiam Show More Bookmarks ir pažiūrim Personal, atsiranda jūsų bookmarksai, tai netgi jeigu jūs ataskaitą pasidarysite per visą ekraną, tai galėsite bookmarksais savo naudotis, norit nusiresetinat, norite prisidėjote kažkokią tai savo kombinaciją filtrų, paspaudžiate ant filtrų kombinacijos ir iš karto ją turite. Tai ką, gero naudojimosi, dėkui šiam kartui ir iki naujų.